Kokias pompas visgi galit pasiūlyti vartotojams šiuo metu? Taip, tai Monameda yra oficialus distributorius Medtronic Diabetes kompanijos Lietuvoje ir šiuo metu galime pasiūlyti 3 insulino pompas. Mes jas vadiname 7 kartos, nes jos visos prasideda skaičiumi 7, kaip serijos numeris. Na ir jos šiek tiek įvairiomis funkcijomis tarpusavyje skiriasi. Tai jeigu pagal pavadinimus, tai būtų Minimed 720, Minimed 740 ir Minimed 780. Va, tai tokie 3 modeliukai šiuo metu yra tiekiami. Skamba panašiai, ar ne? Skiriasi skaičiukai. Tai kokie yra skirtumai tarp šių 3 pompų, net ir skaičiukai labai artimi, ar ne, kas 20 mėnesių? Taip. Kartais būna išties, nauji vartotojai tikrai kartais būna, kad ir susipainioja, bet mes visada pasitikslinam, patikslinam ir visada, kaip sakoma, užvedam ant reikalingo kelio. Tai pradėsiu nuo pompytės 720. Šią pompą mes pozicionuojame kaip pačią paprasčiausią ir ją nuomojame klientams ligonių kasos lėšomis kaip paprastą pompą be gliukozės jutiklių. Kitaip sakant, be matavimo sistemos. Vartotojas gauna tik šią pompytę, Minimed 720, reikalingas dalis prie jos keičiamas, tai yra kateterius ir rezervuarus, o sensorinę sistemą jau gali rinktis kažkurio kito gamintojo, kuri yra kompensuojama ar savo lėšomis perkama. Tai 720. Dabar 740 ir 780 abi pompytės yra kartu su integruota gliukozės matavimo sistema. Tai yra jos kompensuojamos ligonių kasų kartu kaip sistema. Tai yra ir pompa, ir siųstuvas reikalingas, ir gliukozės sensoriai, ir kateteriai, kitaip tariant, kaip visa sistema. Ir jau pozicionuojam jas kaip matuojančias pompas. Tai yra pompas kartu su gliukozės matavimo sistema. Tačiau tarpusavį jos taip pat be abejo skiriasi, taip pat turi tuos skirtumus. Tai reiktų tada taip pat apie juos pakalbėti. Apie tuos skirtumus, manau, eigoje pakalbėsim, apie kitus pompų parametrus, bet ar jos skiriasi savo dydžiu ir svoriu ir koks tas dydis ir svoris yra, kad maždaug įsivaizduot naujam vartotojam? Kad naujam vartotojam aš pasiruošiau vieną pompytę, kas jas visas vienyje, tai jos visos atrodo beveik taip pačiai, praktiškai identiškai, kaip pasakyti, kaip toks pat gaminys, bet skiriasi jo, kaip čia smegenis pasakyti, viduriukai ar ne, kompiuteris atrodo taip pačiai, aš jį laikau rankose. Taip įjungsiu, atrodo taip pačiai, bet kaip ir minėjau, kompiuteriukas viduje yra jau skirtingas, smegenys yra kitos. Dabar dėl dydžio, tai irgi pasiėmiau kortelę, kad jums, nes rankose gal taip sunku jums įsivaizduoti, kokio į dydžio yra, arba aš galiu centimetrais pasakyti, bet vėlgi tada čia matematika galvoje, paėmiau tiesiog banko kortelę ir lyginu, tiesiog jis slepiasi už banko kortelės, ši pompytė. Na ir į plotį. Į plotį yra apie 2,5 cm, tiek, kiek telpa vienoje pusėje insulino rezervuaras, kitoje pusėje telpa AA tipo baterija. Tai dydžio galite įsivaizduoti kaip banko kortelė ir šoniukas 2,5 cm apie. Tai tokio dydžio. Didelis spalvotas ekranas. Tai čia kalbant apie išvaizdą. Ir čia yra mygtukai, kuriais yra ši pompytė valdoma. Na ir ji taip pat yra dabar kaip pompos skirstomos be vamzdės ir be laidelių su laideliais. Tai šita yra klasikinė tradicinė pompytė, kuri kateterio pagalba jungiasi prie kūno. Jungiasi ir atsijungia, tai yra su vamzdeliu, taip vadinama, per kurį tiekiamas insulinas. Ir kiek tokia pompa sveria? Su rezervuaru, be rezervuaro?
Su rezervuaru nepasakysiu, bet be rezervuaro apie 106 gramus. Apie 106 gramus. Su rezervuaru, dabar bijau pasakyti, iš tikrųjų nepagalvojau, kiek tas rezervuaras. Be abejo, dar keli gramai prisideda. Taip, kiek ten rezervuaras? Nedaug talpina mililitrų, tai... Jo, rezervuaras maksimaliai talpina 3 mililitrus, tai yra 300 vienetų, tai kiekvienas standartinis insulino švirkštas. Tai maksimaliai, jeigu kažkas tai daug naudoja insulino, tai 300 vienetų į tą rezervuarą maksimaliai galima pripildyti. Tai kaip minėjau, dizainas visų pompyčių yra identiškas. Gal šiek tiek meniu skiriasi pats. Bet dizainas, svoris, dydis, ekranas, viskas atrodo identiškai. Taip kaip ir kateterių šeima rezervuaro, taip pat visom pompytėm yra ta pati šeima. O kaip tokią pompą turėtų valdyti vartotojas? Ar jisai gali iš telefono, tiesiogiai pompoje? Kokios yra galimybės stebėti ir valdyti pompą? Taip, tai Medtronic pompytės yra valdomos tiesiogiai pompoje. Meniu, mygtukų pagalba yra valdymas tik tai pompoje. Programėlės yra, visas šias pompytės galima prijungti prie mobilių aplikacijų, Bluetooth pagalba. Bet programėlė yra skirta tik tai stebėjimui. Tik stebėjimui. Vartotojas gali stebėti savo tiek pompos duomenis, tiek gliukozės duomenis siunčiami kas 5 minutes atsinaujina. Taip pat yra kita programėlė stebėtojams skirta, gali prisijungti iki 5 stebėtojų. Tuomet yra būtina sąlyga, kad pirminis vartotojas būtų įjungęs internetą, kad tie duomenys keliautų į debesėlį, taip vadinama, ir tada iš debesėlio jau stebėtojai gali taip pat tuos duomenis gauti. Bet dar kartą pasikartosiu, tik stebėjimui valdymo iš telefono kol kas nėra Medtronic insulino pompose. O kokius duomenys stebėtojai gali matyti telefone, pavyzdžiui, suleisto insulino kiekį, aktyvaus insulino kiekį? Taip. Suleisto insulino, matosi, kad buvo atliktas bolusas, aktyvaus insulino, rezervuaro tūrį, taip pat, jeigu tai yra automatinė insulino pompa 780, taip pat matosi, kaip fliuktuoja, kaip tiekiamas insulinas yra. Na ir taip pat pagrindinis duomuo, tai pats gliukozės skaičius, kuris taip pat kinta kas 5 minutes. Tai visa ši informacija realiai, kuri yra pompoj prieinama, ta informacinė, tai yra ir programėliai prieinama. Iš tikrųjų, super dalykas, ar ne, ypač tėvams, kurie nuotoliu stebi savo vaikus. Taip. Kad matytų, kiek prisileido, ko prisileido, kada valgė. Taip pat aliarmai visi, tie patys aliarmai, kurie yra pompoje gaunami, tarkime, ar tai prieš žemą gliukozę, ar tai esant žemai gliukozei, ar prieš aukštą gliukozę. Taip pat programėlėje šie aliarmai taip pat stebimi yra programėlė. Taip pat vartotojas juos gauna. Vartotojas ir stebėtojai. Labai naudinga funkcija, iš tikrųjų, tėvai turi dėmesį tokią, nes tikrai neklausinėdami savo vaikų gali matyti, ar tikrai susileido, ar ne, kiek susileido, kas įvyko, ar nesibaigė rezervuaras iš anksto žinoti. Visą tą informaciją nečiupinėdami nei pompas, nei vaiko klausinėdami. Taip, lygiai taip pat kaip ir boluso maisto veiksmą, ar tarkim, bolus patarėja buvo įvestas, tarkim, maisto kiekis, ar buvo paskaičiuota, jeigu naudojasi bolus patarėjų. Taip pat, tiesiog taip, tą informaciją gali matyti, kas ten vyksta iš tikrųjų. Labai, labai svarbu iš tikrųjų ir labai tikrai naudinga yra funkcija tiek tėvam, tiek vaikam, kad nereikėtų klausinėti. Be abejo. Tikrai taip. Ir be abejo, jau šiek tiek užsiminėt apie tai, bet ar pompos siejasi su jutikliu, kokiu, ar jisai kalibruojamas yra? Taip. Tai iš tikrųjų visos šios 3 pompos su jutikliu siejasi, tik tai, kaip minėjau, tą pačią pirmąją pompytę Minimed 720 mes ją pozicionuojame kaip pompą be jutiklių. Tai tiesiog aš ir neminėsiu. Tiesiog jį taip ir traktuokime, kaip išduodama klientams, kurie pageidauja pompos be jutiklių.
ir jutiklius naudoti kito gamintojo. Bet reikalui esant galima ir prie jos. Tinka jutiklis Guardian 3. Guardian 3 jutiklis taip pat naudojamas prie pompos Minimet 740. Ir Guardian 3 jutiklis yra kalibruojamas. Jisai vis dar yra kalibruojamas, tai šiek tiek prieš tai buvusios kartos jutiklis, kuriam reikalingos 2 kalibracijos per parą, kas 12 valandų. Nerečiau kaip kas 12, dažniau galima, bet jisai prašo pats kas 12 valandų, kad pasimatuotų vartotojas iš piršto gliukozę ir įvestų tiesiog į pačią pompytę ir patvirtintų. Tai Guardian 3 naudojamas prie pompos Minimet 740. Prie pompos Minimet 780 jau naudojamas naujos kartos jutiklis Guardian 4, kuris jau kalibracijų nereikalauja. Iš tikrųjų, jis jau yra gamykliškai sukalibruotas, kalibracijų jam nereikia, reikalinga tik pati pirma kalibracija, kai vartotojas pradeda naudotis automatinę funkciją. Bet vėlgi tik viena vienintelė. Ne kiekvieną kartą sensorių įduriant, bet tiesiog įeinant į automatinį režimą. O šiaip sensorius nekalibruojamas, nebent vartotojas norėtų pasitikslinti, tarkim, šiek tiek pakoreguoti duomenis, tai taip šita galimybė jį yra, visada yra, galima jį pakalibruoti, sukalibruoti. Arba gali būti dar situacijų, gali pats sensorius paprašyti, gali sistema, jeigu ji, kaip sakau, nepraeina tų saugos vartų, nepraeina saugumo patikrinimo, kartais sistema gali paprašyti tokiais retais atvejais, bet iš principo nekalibruojamas jutiklis, taip mes jį vadinam. Tai 780G pompa jau yra pačios naujausios kartos ir jutiklis naujausios kartos. Taip. Ir žodis, kurį daugiausiai išgirdau, buvo sauga, tai turbūt tiek tos kalibracijos senesnėje pompoje, ar ne, senesnio modelio su Guardian 3 yra kalibracijos dėl saugos, ar ne, jeigu jutiklio duomenys netitiktų kartais, kad nenusigydytų pacientas. Būtent taip kartais girdim tokį ar nepasitenkinimą, tokį ar nenorą, kad kalibruoti, bet vėlgi tai yra dėl pačių pacientų saugumo. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad jau kitos kartos sensoriukai tą saugumą galima kitaip užtikrinti, su mažiau tų kalibracijų, o šis sensoriukas dar yra toks, kuriam ta sauga būtent užtikrinama per kalibraciją. Tai vėlgi viskas yra, nes iš tikrųjų gamintojas labai stipriai akcentuoja saugą, pacientų saugumą, dėl to kartais galbūt tie tokie reikalavimai gal kartais atrodo nepatinka vartotojams, bet vėlgi tai yra dėl saugumo. Be abejo, turbūt vartotojas įsivaizduoja, kad visi tie reikalavimai yra pertekliniai, ar ne, bet Taip. Turbūt perteklinio reikalavimo nėra, svarbiausia yra saugumas. Taip, nes tai yra medicinos prietaisai, visgi jie skirti medicininiais tikslais ir tas saugumas be abejo yra labai svarbus. Taip. Na ir dabar turbūt pati įdomiausia dalis, tai yra, ar šios pompos turi integruotą komercinę dirbtinės kasos sistemą arba siejasi su ja. Tai kalbant apie Minimet 740 pompą, tai ši pompa neturi integruotos automatinės uždaros kilpos sistemos ir nesisieja su jokia kita, tai yra uždara sistema, prie jos kito algoritmo prijungti negalima ir savo ji neturi. Tai yra pompa, kuri turi bazinio insulino stabdymo funkciją prieš žemą gliukozės ribą. Ji nuspėja gliukozės kritimą ir saugiai stabdo, dar nepasiekus tos ribos, kitaip tariant, jei numato žemėjimą gliukozės ir kritimą, ji saugiai stabdo bazinį insuliną ir kai gliukozė stabilizuojasi, vėl automatiškai įjungia tą bazės tiekimą. Šią pompytę iš tikrųjų, taip iš karto gal užbėgsiu už akių prieš kitus klausimus, skiriame, tiksliau gydytojai skiria, ne mes, visas pompytės skiria gydytojai, renka patiem mažiausiam pacientukam. Iš tikrųjų, kurie yra mažučiai, kurių dar labai mažos dozės yra,
Tai skiriama šiem pacientukam, nes labai mažas žingsnelis pompoje yra 0,025, tiek bazinio insulino, tiek boluso žingsnelis, va, ir tas pats sensorius kalibruojamas, vėlgi apie tą saugumą kalbant. Tai šios pompytės patiem mažiausiam pacientukam skiriamos. Na, o jau pompa Minimed 780G, taip, ji turi du režimus. Vienas režimas, tas kaip ir 740 pompa, mes jį vadiname tuo rankiniu režimu, ir turi antrą automatinį režimą, kuris jau ir yra ta uždaros kilpos sistema, hibridinė pažangi uždaros kilpos sistema, tai yra jau automatizuotas režimas, kai automatiškai algoritmas tvarko insulino tiekimą. Gal galite būtent plačiau apie tą automatinę tą kilpą, tą dirbtinę kasą papasakoti, kaip ji veikia, kokius veiksmus jie atlieka, ar ji pati mokosi, ką vartotojas turi atlikti, kad jinai teisingai veiktų. Nes čia turbūt yra pati įdomiausia dalis su komerciniam uždarom tom. Taip. Tai jūs visiškai teisingai, kaip ir paminėjote, taip, tai yra komercinė, oficialiai patvirtinta, ištestuota, išbandyta, atlikta be galo daug tyrimų, labai daug rezultatų ir visokių mokslinių studijų su šia pompa, su šiuo algoritmu. Ir kągi, pradėsiu nuo to, kaip ji veikia iš tikrųjų. Veikia taip, kad būnant automatinėme režime, bazinis insulinas tiekiamas automatiškai pagal gliukozės sensoriaus duomenis. Tai yra stebimas, kokia yra gliukozė, ir pagal tai bazinis insulinas tiekiamas. Jeigu gliukozė mažėja, bazinio insulino tiekiama mažiau. Jeigu gliukozė didėja, jo kiekis didinamas yra. Kitaip tariant, vartotojas įsikišti negali. Ir to kiekio negali kaip ir koreguoti. Jau čia pats algoritmas sprendžia. Prieš tai, dar nepaminėjau, yra pasirenkamas tai automatiniai bazai yra pasirenkamas tikslas. Tikslo galima rinktis iš 3. Tikslas galime pasirinkti, kurio algoritmas siekia. Tikslas gali būti 5,5, 6,1 arba 6,7. Tai va, tai pirmiausia renkamės tą tikslą, kokio norime siekti. Be abejo, kuo žemesnis skaičius, tuo algoritmas dirbs agresyviau. Taip pat pasirenkame aktyvaus insulino laiką, kiek suleistas insulinas, tas vadinamas bolusas, kiek laiko jis veikia. Vėlgi, kuo mažesnis skaičius, kuo trumpiau yra aktyvaus insulino laikas, tuo algoritmas veikia agresyviau. Tai va, tai vėlgi šios parametrus be abejo visada suderiname su gydytoju. Gydytojai skiria ir ar vaikam, ar suaugusiam yra, aišku, rekomenduojamos ribos, bet derinama individualiai pagal pacientą. Tai va, tai jau pasakiau apie bazės tikslą, pasakiau apie aktyvaus insulino laiką. Taip pat rankinėme režime klientas turėtų būti susivedęs savo individualias nuostatas angliavandenių insulino santykį ir savo insulino jautrumo faktorių. Na ir visus šitos parametrus sudėjus, algoritmas dozuoja mums tą bazinį automatinį insuliną. Dabar kas būna, jeigu dozuoja. Aišku, iki begalybės nėra, vėlgi yra sudėta daug saugiklių, kiek gali tos automatinės bazės suleisti algoritmas. Kiekvieną naktį vidurnaktį jį persiskaičiuoja pagal prieš tai buvusios paros duomenis ir pagal paskutinių 6 parų duomenis. Kitaip tariant, kiekvieną vidurnaktį algoritmas persiskaičiuoja ir turi sekančiai parai naujus skaičius, kiekgi gali būti tiekiama tos automatinės bazės. Vadinasi, jisai kaip ir nuolat mokosi. Eigoje jisai mokosi tas algoritmas. Kiekvieną vidurnaktį jisai persiskaičiuoja insulino jautrumą ir tiekiamos automatinės bazės kiekį. Va, tai jeigu gliukozė kyla
ir jau ta maksimali automatinė bazė tam laikui yra išnaudota ir gliukozė pakilusi virš 6,7 ir kyla toliau, įsijungia dar mikrokorekcijos, mikrobolus korekcijos. Tai yra algoritmas pradeda dar ir mikrobolusuoti kas 5 minutes. Kitaip tariant, visaip bando mus sugrąžinti į tą geros gliukozės diapazoną. Dar nepaminėjau, kad algoritmas gerų diapazonų, geros gliukozės diapazonų arba time in range, kaip dabar anglų kalba vadinama, geras diapazonas tai yra 3,9 apatinė riba ir viršutinė 10. Kitaip tariant, stengiasi mūsų gliukozę išlaikyti šiuose ribose ir, kaip minėjau, tas tikslas, ar ne, ten 5,5 ar 6,1, tai jam būna tokia užduotis. Tai apie tą viršutinę ribą, jeigu anksčiau mūsų senesnės pompos, ir 7,40, jos turi tik tai tą funkciją apatinę ribą saugoti ir gelbėti mus nuo hipoglikemijos, tai dabar jau turime tą uždarą kilpą, kad algoritmas saugoja mus ir nuo aukštos gliukozės. Visaip stengiasi mums pagelbėti, padėti ir tą gliukozę mažinti. Taip pat turi, dar jeigu paminėsiu, irgi iš tokių gerų funkcijų, turi maisto aptikimo taip pat funkciją. Žinoma, jeigu mes piknaudžiausime ir visiškai nesileisime, ne taip pasakiau, neaiškiai pasakiau, ko reikia automatui. Automatui vienintelio dalyko reikia prieš valgį, jam reikia duoti žinoti, kad jūs valgote. Reikia įvesti angliavandenius. Vadinasi, tuos angliavandenius kažkokiu būdu reikia vis tiek susiskaičiuoti. Galbūt nebe taip tiksliai kaip anksčiau, nes tas algoritmas gal truputį mūsų tas netikslumus pakoreguos, bet visgi jam žinoti reikia, kad jūs valgysite. Tuomet jisai vėlgi kitaip, jisai reaguos tiek į gliukozės kilimą, jisai žinodamas, kad jūs valgote, jisai agresyviau reaguos. Na, bet jeigu pacientas, pamiršo, jisai neįvedė ten tų angliavandenių, nepranešė pompai, kad jis valgys, tai maisto aptikimo funkcija yra šiame algoritme taip pat įdiegta, jisai, kaip čia pasakyti paprastai žodžiais, jis pagauna tą labai greitą kilimą. Ir jis sutraktuoja tai kaip labai greitą kilimą po maisto ir taip pat tada prasideda tos mikrokorekcijos. Be abejo, jisai labai gražiai taip nesutvarkys, ar ne, jeigu mes tai padarytumėm tvarkingai, suleistumėm insuliną maistui prieš valgį, tai tokio nebus lygaus gražios kreivės, bet galime tikėtis, kad ir nebus to labai aukšto Everesto. Jisai vis tiek mums mikrobolusuos ir tas kalnelis gal bus švelnesnis po maisto, taip jisai gal pakils iki 12, bet jau jisai nebus toksai aukštas, jeigu su paprasta pompa ir visiškai nesusileidus boluso. Tai čia ta funkcija, taip vadinama maisto aptikimo ta funkcija. Na ir be abejo taip pat yra dar kitos funkcijos, kaip saugaus boluso funkcija arba saugaus korekcinio boluso funkcijos. Tai čia tokių, vėlgi kaip apibendrintai pavadinsiu, įdėta daug saugiklių. Jeigu taip vaizdžiai, man labai patiko iš pačio Medtroniko mokymų, kaip oro uoste, tie saugos vartai. Tai kiekvienas veiksmas to algoritmo turi praeiti tos saugos vartus. Tas algoritmas labai intensyviai, sunkiai dirba, jis ten atlieka įvairius skaičiavimus, jis prognozuoja į priekį gliukozę ir jeigu kažkur užsidega lemputė kažkokia, tada įsijungia kažkoks tam tikras saugos kažkokia tai funkcija. Tai tikrai labai sudėtingas algoritmas ir jau vieną kartą pasakiau, bet dar pasikartosiu, taip eigoje jis mokosi. Eigoje mokosi, kaip sakiau, kiekvieną vidurnaktį persiskaičiuoja. Dėl to, jeigu dozės keičiasi, pavyzdžiui, ar vaikui augant, jeigu tai nėra labai drastiškai, be abejo, jeigu labai drastiški pokyčiai, tai jisai nesusitvarkys taip greitai, jis per vidurnaktį nepersiskaičiuos. Bet jeigu kažkokie tai yra svyravimai vienos kitos dienos, jisai tikrai prisitaiko.
Tai prisitaiko, persiskaičiuoja. Ir kaip minėjau, tos 6 paskutinės paros, tai vat vėlgi jos yra įkalkuliuojamos į skaičiavimą. Tai va, nežinau, daug prikalbėjau, nežinau ar aiškiai, bet... Aš labai tikiuosi, kad jeigu kažkas neaišku, tai mūsų klausytojai, žiūrovai būtinai paklaus ar žinute, ar balsu pabaigoje. Ir tikrai galima bus iš kitos pusės dar paaiškinti. Taip, be abejo, nes kartais, kaip pasakotojai, atrodo norisi perteikti tą svarbiausią informaciją, bet kaip žinia galbūt arba neaišku, arba nepaminėjau tai, kas svarbu yra, tai tikrai drąsiai klauskite ir vėliau galima, žinoma, visada klausti ir rašyti ir skambinti. Na, tiem, kas nėra apskritai naudoja pompų arba naudoja tik tas paprastas nematuojančias pompas, tikriausiai sunkiai galva telpa, ar ne, kaip jisai aptinka maistą, kurį vaikas paslapčiai valgia, ar ne? Taip. Tai viską perskaičiuoja, bet turbūt gyveni ir mokaisi, tik tai išbandymo būdu galite suprasti, kaip tas veikia. Nors iš tikrųjų tai turbūt tai būtų komercinė paslaptis, ar ne, Metroniko, kaip jo algoritmas yra sudėtas. Nes taip, jeigu aš neklystu, pirmas pasaulyje patentuotas uždaro ciklo toks algoritmas, ar ne? Taip, iš tikrųjų ir tą algoritmą ir toliau jį tobulina, kas yra labai džiugu, kad jo yra tos funkcijos dar gerinamos, tai va tas yra tikrai labai džiugu, kad dar papildomai, kad dar vartotojui būtų lengviau ir dar daugiau situacijų galėtų mums tas automatas gelbėti. Na, tikėkime, kad kada nors tai bus tiek ištobulinta sistema, kad vartotojų įsikišimo iš vis nereikės. Tikėkime, taip. Va, tada tai jau tikrai bus dirbtinė kasa. Dabar kol kas hibridinė. Tai reiškia, žmogaus įsikišimo vis dar reikia. Na, turbūt tikros kasos kol kas niekas negali pakartoti išskyrus kitą kasą. Taip. Tai belieka džiaugtis tuo, kad turim nepaprastus palengvinimus, ypač tėvams, kurių vaikai mėgsta paslapčia prisivalgyti arba pamiršti susileisti insuliną, kad į tokias aukštumas, tokius everestus cukrus tikrai nebelips ir, na, bent jau padorus bus cukrus. Taip, kad tos spiglius, kaip sakau, nupjauna, jau yra, tas yra jau gerai, iš tikrųjų. Tikrai, tai yra labai didelis palengvinimas ir tai yra sudėtingas algoritmas, bet tiek su jūsų, manau, tiek su gydytojų pagalba, nes jie irgi yra, kiek žinau, puikiai išmokyti naudoti šitų algoritmų. Tikrai galima pakankamai gerai susitvarkyti. Na, netobulai, nes tobulai niekas nedirba. Taip. Tai yra vis tik tai technologijos, tai yra, tai yra ne tas pats, tai yra kompiuteris, tai nėra žmogus vis tiek, jisai turi ir trūkumų savo, be abejo. Ir kaip minėjot, labai svarbu šiai sistemai teisingai įvesti duomenis ir netrukdyti jai mokytis ar nedaryti savo nenumatytų veiksmų, kurie trukdytų išmokti. Taip, kurie trukdytų išmokyti, duoti mokytis ir taip pat, kas ir mums mokymuose Metroniko, mes patys taip pat mokomės karts nuo karto, taip pat atnaujinam savo žinias ir gamintojas, labai ačiū jam, kad suteikė mums tą galimybę mokytis, pabrėžia mums tokį dalyką, kad taip pat leisti jam mokytis, leisti ir kad jisai ne taip greitai, galbūt kaip norėtųsi, kartais reikia laiko, pavyzdžiui, jeigu mes įvedėm kažkokį naują pakitimą ar ne, kažkokį tai ar naują parametrą, tai duoti jam vėlgi išmokti, duoti jam prisitaikyti prie to naujo parametro. Tai nebus, kad aš įvedžiau tą naują duomenį ir jisai čia po kelių valandų jau viskas, jisai jau dirba taip, kaip reikia, jam reikia laiko įsivažiuoti. Tai tos kantrybės, kaip čia Taip, labiausia mums trūksta, ar ne, tai yra kantrybė, bet jos reikia turėti. Reikia turėti. Kaip su vaikais reikia turėti kantrybės, taip ir su sistema, kuri pati mokosi, kaip sureguliuoti, reikia kantrybės turėti. Taip, kantrybės. Ir dabar, kokie galimi kateterių ir keičiamų dalių pasirinkimai yra šioms pompos? Minėjot, kad visom pompom jie yra vienodi, tai kokie jie gali būti? Taip, tai kateterių yra visa šeima, kuri tinka visom pompom. Ir iš tikrųjų pasirinkimą turime tikrai nemažą pasirinkimą. Pirmiausia, tai kaip čia dabar suskirstyti? Pagal medžiagą turime tiek minkštus, tai yra tefloninius kateterius, minkšti ir taip pat yra plieniniai, taip vadinami metalo plieniniai kateteriai. Tai
jau tie geležiniai. Taip pat skiriasi jų ilgis. Vėlgi, tie minkšti kateteriukai gali būti įvairių skirtingų ilgių ir skirtingo kampo, tefloniniai. Tai va jau kaip išvardinau, reiškia tefloniniai tiesus arba įstriži ir skirtingų ilgių, ir metaliniai taip pat gali būti net 3 ilgių metaliniai kateteriai. Dabar dar kita grupė, kaip juos skirstome, tai kurie yra įvedami su daugkartinio šovikliuko, kaip šautuvėlio aš jį vadinu. Šautuvėlis, kurio pagalba, į kurį įstatome kateterį ir tą kateteriuką įvedame. Tai čia su daugkartiniu šautuvėliu, bet taip pat yra grupė, taip vadinama, mes vadinam premium klasės kateterių, kurie jau turi integruotą šautuvėlį savyje. Tai yra, kaip pavyzdys, tarkim, populiariausias mūsų kateteris Minimet Mio Advance, kuris yra minkštas, tai yra tefloninis, kuris yra tiesus kampas, taip pat gali būti 2 ilgių kaniulė, 6 arba 9, bet jau šautuvėlis yra integruotas, tai yra viskas viename. Ką man reikia, tiesiog atsiklijuoti lipduką, ištraukti apsaugėlę, pridėti prie kūno, spustelėti mygtuką ir kateteris įvestas. Ir liūdnoji tik tai dalis, kad štai ši plastikinė dalis, jį keliauja jau į plastiko konteinerį. Va, tai čia yra kas neišvengiamai mūsų šioje produkcijoje ir šioje lygoje, kad yra tų plastiko atliekų, bet vėlgi. Teisingai sutvarkome, rūšiuojame ir tai taip pat kita grupė. Tai čia parodžiau tiesus kateteriai, tiesių kampų, taip pat yra su vienkartiniu šovikliu kateteriai įstrižu kampu, kurios durėme. Taip kad jau kiek čia išvardinau, tai tikrai tų kateterių yra įvairių ir tiesiog reikia žiūrėti pagal pacientą ir pagal jo kūno sudėjimą iš tikrųjų. Nes jie yra visi geri, visi kokybiški, tiesiog yra skirtingas vartotojas ir vis tik tai reikia parinkti jam labiausiai tinkantį, kad nebūtų alergijos, kad nesilankstytų, pavyzdžiui, ta minkšta kaniulė, kas taip pat pasitaiko, tada reikia žiūrėti kitokį rinktis, į kurią vietą, nes kaip žinia, vietas reikia keisti, tai gali būti, kad į vieną vietą, nežinau, į pilvo sritį galbūt vienoks kateteris, į sėdmenų sritį kitoks, tai tiesiog dėl to jų tiek daug ir yra, kad mes visi esam skirtingi. Dėl to ir tų kateteriukų tokia įvairovė yra. O gal trumpai galit papasakot, kam, pavyzdžiui, rekomenduojat įstrižus, kam tefloną, kam metalinius, tos plieninius kateterius? Taip. Kokį ilgio rinktis? Tarkim, pirmą kartą tokiam vartotojui. Pirmą kartą vartotojui. Tai pirmiausia, tokia, aš gal pradėsiu nuo tokios dažniausiai pasitaikančios problemos. Kaip ir minėjau, pagal kūno sudėjimą. Iš tikrųjų, pagal kūno sudėjimą maždaug mes visada taip ir naujam vartotojui ir renkame ir žiūrime parinkti kateterį. Jeigu vartotojas, tarkim, vaikas ar ne, arba kad ir suaugęs, labai lieknas, jeigu vaikas kudutis, jisai neturi to vadinamo riebalinio sluoksnio. Tai tokiam plonam kudam su mažu kūno masės indeksu, tai gali būti ir suaugęs žmogus su mažu kūno masės indeksu, jam labiau rekomenduojame įstrižu kampu arba metalinę adatėlę. Dabar kodėl? Kodėl netiesia adatėlė, ne 90 laipsnių kampų minkšta? Todėl, kad vėlgi tai jau seniai buvo ir paskaitas, ir mes patys išklausėm, todėl, kad žmonės, kurie neturi, tie kudučiai vadinami, neturi to riebalinio sluoksnio, to paodinio, tiesiog raumenukai, visas tas raumenynas, audinių sluoksnis, tą minkštą kaniulę užlenkia ir padaro tokį kabliuką. To pasekoje
nebūtinai pompa gali signalizuoti, jeigu visiškai užlenks, taip, pompa duos signalą, kad nėra insulino pratekėjimo. Ir gauna vartotojai toks pranešimas pompoje, kad nėra insulino pratekėjimo. Ir kasgi čia atsitiko, tai labai lengva patikrinti iš tikrųjų. Galima vamzdelį atjungti prie kūno ir padaryti bolusiuką į orą ir žiūrim, viskas tvarkoja, insulinas teka. O kai vėl tik tai jį prijungiam prie kūno ir vėl blokuoja, vadinasi problema kateteryje. Ir kai ištraukia kateteriuką, mato, kad ten kabliukas toksai pasidaręs. Tai reiškia, kad raumenynas, kad reiškia raumenukai, visa ta mūsų audinių masė, ji užlenkė. Ji tiesiog užlenkė, nes mes judam, vaikštom, visas mūsų organizmas, ypatingai jeigu vaikučiai judrus, tai labai greitai tas užlenkimas įvyksta. Būna po įvedimo, ten po valandos jau žiūrėk, kabliukas ir užlinko. Tai kaip ir minėjau, su tuo mažu kūno masės indeksu, įstrižas, tas pats su sportuojančiais lieknais, tarkim, vyrukais, kuri ten vien raumenis, ten nerasi jokio riebaliuko, nė gramo. Tai taip pat geriau pasiteisina iš tikrųjų įstrižos adatėlės arba metalinės, tam, kad išvengti to lankstymosi. Pacientai, kurie turi normalų kūno masės indeksą, tai yra normalaus sudėjimo, arba ir tie patys vaikučiai, kurie nėra tokie jau, kaip mes vadinam, tik tai skurytė ir kauliukai, tai gali būti ir naudojamas ir tiesios adatėlės, taip vadinamos 90 laipsnių kampu. Jos tikrai gerai laikosi, jos stovi tame poodinėme sluoksniuke ten, kur yra tas riebaliukas, ir jos tikrai pakankamai gerai laikosi ir to užlinkimo labai retai pasitaiko. Taip pat apie ilgį kalbant, vėlgi, mažiem pacientam turi būti trumpesnės adatėlės. Kaip minėjau, jeigu pavyzdys tefloninės, tiesios 6 arba 9 mm ilgis, tai vaikučiam tikrai 6 mm užtenka. O suaugusiem tai be abejo turėtų būti ilgesnė adatėlė, nes tas poodinis sluoksnis yra storesnis, tai adatėlė tam, kad insulinas tinkamai patektų į audinius, ilgesnė. Tai taip kaip ir renkamės tą ilgį, tai iš tikrųjų vaikams suaugusiem adatėlių ilgį, tas pats su įstrižom adatytėm, kurie patiria tą lankstymosi tuos epizodus dažnus, kviečiam pabandyti tuos ištrižus, nors labai nemėgsta, ypatingai tėveliai, nemėgsta dėl to, kad jie tos žaizdelės gyja ilgiau ir jos iš tikrųjų ilgiau, nes įstrižai daugiau audinių pažeidžiama, ar ne? Nes adatėlė kampu, duriama kampu, taip ir vadinam, tai žinoma daugiau audinių, ilgesnis gyjimas, bet vėlgi mums eliminuoja dažnais atvejais tą lankstymasi. Tai taip reikia ir laviruoti, ir kartais taip ir laviruojam ir bandom aiškinti ir savo pacientam, klientam, kad kartais neišvengiamai. Arba jeigu jau visiškai vengia tų įstrižų tefloninių adatėlių, taip pat yra tuomet metalas, tos plieninės adatytės. Jos įvedamos ranka, ten jau nėra jokių nei šautuvėlių, yra tiesiog tokie maži sparneliai, už kurių suimama ir tiesiog su ranka yra įvedama. Tai metalinė be abejo, ji jau nebeužsilenks. Tai jeigu šita opcija tinka ir pasiteisina su metaliniam, ir tuomet gali naudoti metalinės. Tiesiog rekomendacija yra tokia, kad metalinės adatėlės reikia keisti dažniau. Jeigu tefloną rekomendacija yra keisti kas 3 paras, 2-3, kaip gamintojas nurodo, tai metalą reikia keisti kas 1-2 paras. Šiek tiek trumpesnis tarnavimo laikas. Kodėl? Ne todėl, kad jos kažkokios ar prastesnės, tiesiog vėlgi fiziologiškai organizmas metalą atpažįsta greičiau, kaip rakštį. Įsivaizduokim, tai yra vis tiek svetimkūnis. Kas tai yra kateteris? Tai yra rakštis. Tefloną taip greit neatpažįsta, to plastikiuko, organizmas būna ramus. Ir kodėl po 3 parų keisti, nes tada jau vis tiek pradeda organizmas galvoti, kažkas čia ne taip, reikia man pradėti kovoti su šituo jau svetimkūniu ir jį išstumti.
Tai o metalą atpažįsta greičiau ir ta kova su tuo svetimkūniu prasideda greičiau. Tai va dėl to ta rekomendacija 1-2 paros yra. Na ir tada automatiškai gali jų per mėnesį pritrūkti kompensuojamų. Dėl to, kad kompensuojama yra vienodas skaičius, 10 kateterių, tiek vienų, tiek kitų, ar metalinių, ar tefloninių. Tai tiesiog galbūt dėl kitos priežasties, kad jų gali reikėti daugiau ir tada vieną kitą gali tekti reikėti dasipirkti. Na va, ir taip pat tos adatėlės, tie kateteriai, kurie su daugkartiniais įvedėjais, daugkartiniais, vienkartiniais šautuvėliais, tai tiesiog kliento patogumui. Jos tikrai patogios, nereikia su savim šoviklio įrenginio turėti, viskas viename. Na, tiesa, jos yra brangesnės ir mes taikome tokį kaip keitimo mokestį, kaip priemoką, būtent tiem kateteriam, kurie turi tą vienkartinį šautuvėlį savyje. Nes tai jau yra premium produktas ir jis tiesiog turi tą priemoką prie šių adatėlių. Na, o jeigu pacientas priemokos mokėti nenori, tai yra visa grupė tų standartinių, bazinių adatėlių, kurios įvedamos su paprastu šautuvėliu daugkartiniu. Supratau, labai aiškiai ir labai plačiai paaiškinot. Aš manau, kad žmonėms tikrai bus aiškiau jūsų paklausius. Rinktis iš tokio plataus asortimento, nes tikrai galima paklysti, ar ne? Taip. O kateterių pasirinkimas tikrai labai platus. Na ir ką turbūt atėjo laikas parodyti vizualiai, kaip tą pompą surinkti, paruošti naudojimui, nuo ko mes pradedam. Na, tai vėl paimsiu mūsų tą pačią pompytę. Kaip jau pačioje pradžioje minėjau, ji naudoja paprastą bateriją. Aš kamšteliu dabar, čia kabliukas yra prie pompos, klipsiukas, kuris taip pat gali būti naudojamas pompo, dabar jau reikia, kad aš atsukau bateriją. Paprastas pirštelis, parodysiu, AA, kurį galite įsigyti bet kurioje parduotuvėje, tas yra patogu, ar degalinėje. Na ir tiesiog, jeigu iš praktikos, tai apie 3 savaitės užtenka. Apie 3 savaitės baterijos užtenka ir tiesiog prisukame tą bateriją paprasčiausiai, kaip į bet kurį įrenginį, įdedame, prisukame kamštelį. Aš dabar naudojau kabliuką, bet taip pat labai tinka paprastas centas. Čia yra grioveliai, čia gal taip nesimato, bet su centuku tiesiog tą dangtelį užsukame. Ir tas baterijos pakeitimas labai paprastas. Seną bateriją išėmiau, naują bateriją įdėjau, dangtelį užsukau, viskas, mano baterija yra pakeista. Baterijos pakeitimui turime 10 minučių. Jeigu 10 minučių bėgyje pakeitėme, nei nuostatos, nei kažkokie nustatymai, niekas neišsitrynė, tiesiog viskas dirba toliau. Tikrai labai paprastas veiksmas. Dabar į pompą dedasi rezervuaras su insulinu. Aš jau čia dabar testinio fiziologinio skysčio esu įpylusi. Yra tokie vienkartiniai rezervuarai, tokie štai, kaip švirkštukai tokie, yra prie jų jungtelės su adatėlė, kurių pagalba mes tiesiog prisipildome insulino. Tas pripildymas irgi galiu gal su testiniu švirkštuku parodyti. Taip pat yra labai paprastas, kaip tą insuliną į tą rezervuarą pritraukti. Tiesiog sujungiam tą švirkštuką kartu su mūsų rezervuaru. Ir ar tai būtų daugkartiniai penai, arba, nežinau, humalogo, ar būna dabar jau tuose stikliniuose indeliuose. Gal ir ne, turbūt visi dabar vienkartiniuose penuose yra insulinai. Ir tiesiog sujungiu ir paprastuoju būdu tiesiog visą tai galiu sušvirkšti. Kiek man reikia. Arba atitinkamai vienetais, kiek man reikia į tą rezervuarą, kaip ir minėjau, iki 300 vienetų. Na, taip pat paminėsiu, rezervuarą reikia keisti nerečiau kaip kartą į savaitę.
Aišku, tie, kurie naudoja didelius kiekius insulino, tai jiem ir savaime gaunasi, jiem savaitė net neužtenka, 3-4 parom užtenka tų 300 vienetų. Na, bet jeigu maži vaikai ir to insulino nedaug sunaudoja, nesvarbu, jeigu po tų 6-7 parų dar yra čia insulino rezervuare pompoje, vis tiek labai mokiname netaupyti ir išimti, išmesti ir keisti naują rezervuarą, naują šviežią insuliną, ypatingai vasaros metu. Ypatingai vasaros metu geriau mažiau čia insulino prisitraukti, tiek kiek vasarą, kai karščiai 30 laipsnių, tai rekomenduojam kartu su adata kas 3 paras. Tiesiog prisitraukiam 3 dienom insulino ir tam, kad, na, nes jisai kaista, nuo karščio kaista ir tiesiog jo poveikis silpnėja. Vandenukų virsta iš tikrųjų. Va, tai tiesiog labai paprastas su švirkštuku, sustūmėm tiek, kiek mums reikia to insulino, atjungiam tą jungtuką, kurio mums jau nebereikia ir prijungiame dabar tą vamzdelį, kuris yra prie kiekvieno kateterio, tas laidelis, vamzdelis, per kurį jau tiekiamas bus insulinas į jūsų organizmą. Va, štai sujungiau ir turiu paruoštą rezervuarą su vamzdeliu ir pačioje pompoje seną rezervuarą aš tiesiog išimu ir taip pat dedu į atliekų, tvarkingai sutvarkau, kitaip tariant. O pačioje pompoje naujo rezervuaro įstatymas taip pat yra labai paprastas, labai patogus, intuityvus. Iš tikrųjų visas meniu yra pagrįstas intuityvų. Tiesiog meniu pasirenku rezervuaro funkciją, pasirenku naujas rezervuaras ir stūmoklio grąžinimas. Automatiškai tas stūmoklis, kuris mums tiekia insuliną, jisai grįžta, aš girdžiu tokį garsą silpną, kaip varžtas buvo sugrąžintas stūmoklis, ir pompa praneša, kad aš jau galiu įdėti naują paruoštą savo rezervuarą ir dabar aš mygtuko pagalba tą varžtą, gal girdisi garsas, laikau tiesiog mygtuką, stūmoklis artėja prie rezervuaro, nes rezervuaras nepilnas, tai stūmoklis turi prisitaikyti, aš viso labo tik laikau mygtuką, viską daro pati sistema. Ekrane taip pat galiu matyti visas instrukcijas, ką reikia daryti, vaizdą. Pačioje pradžioje nepaminėjau, kad visos 7 kartos pompos turi lietuvių kalbą. Taip pat tai yra naujiena, nes prieš tai buvusios 6 kartos nebuvo, buvo kitos kalbos, tik tai, o dabar jau turime ir lietuvių kalbą. Dėl to meniu visus užrašus galima skaityti, matyti, jeigu kam nepatogi buvo iki šiol, tarkim, anglų kalba. Na va, viskas. Ir mano rezervuaras yra, aš patvirtinau, ir mano rezervuaras, jeigu reikia, dar užpildau vamzdelį insulinu, pralašinu, kad pamatyčiau lašiukus, ir mano sistema paruošta. Taip pat iš tikrųjų rezervuaro tas užpildymas nesudėtingas, labai aiškus. Ir prisegu dabar prie kateterio. Tiesiog jeigu turiu kūne kateterį, aišku, nesimato čia dabar, bet galiu prijungti, tiesiog jau tą vamzdelį prie. Va, kaip atrodo. Mano pilvukas. Čia jutiklis su siųstuvu, o čia mano kateteriukas. Tai va, kaip ir parodžiau iš tikrųjų. Atrodo labai paprasta ir greita procedūra. Taip, labai greita procedūra, tikrai nesudėtinga. Jo. Aišku, buvo naujokam galbūt būna tokia vieta neaiški, kaip tą iš švirkšto į rezervuarą galbūt pritraukti. Tai idėja yra iš tikrųjų mūsų puslapyje monomeda.lt, prie mokomosios medžiagos yra įdėta rezervuaro užpildymas, nes galbūt tie patys pirmi kartai ligoninėje kaip ir apmokome ir parodome, bet tas pirmas kartas namuose, gal jis toks nedrasus būna, tai yra įdėtas video, kad būtų drąsiau, o vėliau tai iš tikrųjų jau jokių rūpesčių nekyla, visą tai pasidaryti patiems. Na ir koksgi yra amžiaus cenzas šitom pompom, ar tinkama nuo iki, ar visgi yra kažkokie apribojimai?
Taip, dabar apie amžių. 720 ir 740 pompos amžiaus apribojimų neturi, tai yra nuo pačio mažiausio iki vyriausio. Tiesa, noriu paminėti, kad visom pompom, bet čia gal kalbant apie visas pompas, ko gero, nebūtinai tik tai Medtroniko, nerekomenduojama asmenims, kurių rega arba klausa neleidžia atpažinti pompos signalų, įspėjimų ar perspėjimų. Tai yra vėlgi dėl saugumo, ar ne? Jeigu žmogus turi, jis negalėtų atpažinti, nei išgirsti, nei pamatyti, tai kaip ir suprantama, kad toks vartotojas, jis negali naudotis insulino pompą. Taip, tai jau individualiai. Tai čia, manau, liečia visas insulino pompas. Taip pat nerekomenduojamas asmenim, kurie nesutinka arba negali pasitikrinti bent jau kartais kraujo gliukozės iš piršto. Tai yra taip pat Medtroniko vadovė įrašyta toksai įrašas, kad kartais reikia ir iš piršto pasimatuoti ir tie, kurie visiškai nesutinka arba negali, taip pat yra tada nerekomenduojama insulino pompa, nes tai vėlgi nesaugu yra. Ir dabar apie pompą Minimed 780. Taip, ji turi šiokių tokių apribojimų. Ji yra rekomenduojama asmenims, kurių paros insulino kiekis yra daugiau kaip 6 vienetai. Buvo 8, dabar jau yra 6 vienetai. Tai yra bendras paros insulino kiekis per parą. Bazė plus bolusai. Turi būti daugiau kaip 6 vienetai. Jeigu paros dozės yra mažesnės, pavyzdžiui, mažas vaikutis ir tos paro, arba ir nebūtinai mažas ir didesnis, bet jo labai maži insulino poreikiai, tiesiog tas automatas jis neišdirbs. Jis tiesiog neišdirbs ir nėra tikslo jo jungti. Taip pat yra ši pompa išbandyta vaikučiams ir pilnai patvirtinta, visi reikalingi tyrimai atlikti su vaikais, kurie yra virš 7 metų amžiaus. Tai jeigu taip dabar tvarkingai pasakius, tai rekomenduojama asmenim nuo 7 metų ir kurių paros insulino kiekis yra virš 6 vienetų. Bet iš tikrųjų nuolat pabrėžiama yra Medtroniko visose paskaitose, kad svarbiausias rodiklis yra tie 6 paros vienetai. Ir kitos šalys jau anksčiau pradėjo tą daryti, kad skirti šias pompas ir mažesniem vaikam, kurie turi tuos 6 paros vienetus ir daugiau, bet yra, tarkim, ne 7, o 5 metų. Bet jeigu jų paros insulino dozė yra virš 6-7 vienetų, šios pompytės sėkmingai dedamos ir mažesniem vaikam, tai yra skiria gydytojas ir tėvai sutinka. Tai noriu pasakyti, kad Lietuvoje taip pat mūsų gydytojai šią praktiką jau taip pat taiko. Jeigu mato, kad yra poreikis, vaikas yra mažesnis negu 7 metų, bet jo insulino poreikis yra daugiau kaip 6 paros vienetai ir mato, kad jam tikslinga būtų tas automatas, su tėvų sutikimu gydytojai skiria taip pat šią pompą. Labai didžiulė žinia iš tikrųjų. Taip. Tiesiog pasirėmė kitų šalių gydytojais ir Ispadę mūsų gydytojai dalyvauja, taip pat įvairiuose tarptautinėse konferencijose dalinasi patirtim su kitais gydytojais ir taip pat būtent tokią patirtį atsivežė iš kitų šalių, kad gydytojų ir tėvų sutarimu ši pompa taip pat gali būti skiriama. Tai jeigu gydytojai skiria, tai mes ir uždedam, ir apmokom. Iš tikrųjų, kaip tiekėjas, mes klausom, ką sako gydytojas. O ligonių kasa, ligonių kasa vėlgi nesikiša į šią kompensaciją. Tiesiog, jeigu taip pat skiriama yra gydytojo, tai taip pat yra kompensuojama. Puikios žinios. Mes ir pakalbėjome apie tai, kam nerekomenduojat vis dėlto šios pompos, kam gamintojas nerekomenduoja, o kamgi visgi būtų rekomenduojama? Rekomenduojama, tai vėlgi,
rekomenduojama iš tikrųjų tiems, kurie yra motyvuoti turėti gerą rezultatą iš tikrųjų, nes, kaip ir minėjau, pati sistema, pati pompa tikrai yra gera, bet reikia ir žmogaus taip pat pagalbos jai. Dėl to rekomenduojama motyvuotiem vartotojams vis tik tai, kad jie norėtų bendradarbiauti su šia sistema, kurie norėtų savo tą rezultatą pagerinti, turėti daugiau geros gliukozės ribose, bet vargo mažiau. Kaip mes tokį šūkį, taip pat Medtronico naudojam, gliukozės rezultatas geresnis, o iššūkių mažiau. Va, tai, bet jo, pirmiausia, tai va, ta motyvacija vartotojo yra iš tikrųjų rekomenduojama. Na ir be abejo, visiems, tiek vaikams, tiek suaugusiems iš tikrųjų, kurie sutinka, kurie nori, kuriem priimtina yra insulino pompos terapija, nes vėlgi, kaip žinom, ne visiems iš principo tinka, kurie negali susitaikyti su kažkokio aparato nešiojimu. Tai be abejo labai individualiai. Ir ko gero, kadangi vis tik tai yra labai išmani, labai gudri sistema, visgi ir vartotojas, ar ne, turėtų būti įsigilinęs bent jau į savo ligą, mokėti pats keisti parametrus, suvokti, kada jas reikia keisti, ar ne, ir žinoti pakankamai tiksliai, na, tarkim, insulino angliavandenių santykį, jautrumo insulino ir ne faktorių, kad galėtų ir pats pakoreguoti šitus dalykus. Taip, kad iš tikrųjų tai nėra kažkokie tai dalykai iš kosmoso, tai yra visiems sergantiesiems pažįstami, visi yra supažindinami ir mokomi šio, ar ne, diabetologų ir ligos pradžioje ir vėliau tęsiant gydymą, kaip žinia, kad bent jau kartą per metus reikia ir būtina apsilankyti pas ir endokrinologą, ir diabetologą ir aptarti tuos visus dalykus, tiek angliavandenių, insulino santykį, tiek jautrumą. Tai aš manau, kad visi šitie parametrai, jie tikrai bent jau turi būti girdėti visiems ir pažįstami, kad toks dalykas egzistuoja. Ir būti susipažinus su jais ir suprasti, apie ką mes čia kalbam iš tikrųjų. Taip, nes vėlgi netiks toks variantas, kad aš nežinau, aš angliavandenių neskaičiuoju, niekada neskaičiavau, aš užsidėsiu pompą ir ji man dabar čia viską sutvarkys. Na, ne, iš tikrųjų ne, kaip ir minėjau, to bendradarbiavimo reikia ir suprasti, apie ką mes čia irgi tų teorinių žinių šiek tiek reikia. Na, ko gero, tai paprasčiau pasakius, ar ne, tai tas uždaras ciklas, tai yra algoritmas, tai yra matematinė lygtis. Jeigu vienas skaičius, tai jie bus blogas, rezultatas taip pat bus blogas. Taip. Turite žinoti gerai savo skaičius ir mokėti juos pakeisti, kad jūsų lygties rezultatas būtų teisingas. Taip neveiks. Taip, suprasti, nes čia ir ta sąveika, kodėl taip, o ne kitaip, ar ne? Nu, jo, iš tikrųjų, matematika. Na, truputėlį jo, tą suprasti, kas prie ko čia yra ir kodėl. Kodėl vienaip, o ne kitaip kažkas tai, nes... Jo, tą vadinu tokiu vienu žodžiu, bendradarbiavimo reikia iš tiesų. Na, tai turbūt turės nusivilti tie, kurie įsivaizduoja, kad pompa viską padaro už vartotoją, ar ne, bet realybė yra tokia. Taip, dėja, čia kaip kalbėjom, dar tokios nėra iš tikrųjų, kur labai norėtųsi, bet dar kol kas tokio dalyko nėra iš tikrųjų, kad nieko nereikėtų daryti. O kokius kriterijus pacientai turi atitikti, kad gautų, na, tarkim, 780G pompa, tai išmaniausia, ir 740G pompa? Jo, tai iš tikrųjų parametrai yra kaip ir visom pompom, tai yra pagal ministro įsakymą tą patį, ar ne, reguliuoja tas pats ministro įsakymas, kuriame yra pompos dvi kategorijos pompų, tai yra pompos tos paprastos vadinamos be jutiklių, tai kur mes pozicionuojame savo 720 pompą. Tai ją gauti iš tikrųjų reikia atitikti kriterijus, kad, dabar kaip, tuoj atsiverčiau, kad vaikams iki 12 metų, tai tiesiog jeigu gydymas injektoriais ir injekcijomis tiesiog yra nepatogus, netinka, gali būti skiriama ta paprasta pompa 720, arba jeigu
nustatomos hipoglikemijos daugiau kaip 10% visų matavimų ir glikuotas hemoglobinas išlieka 7,5 ir didesnis, nepaisant visų sergančiojo pastangų ir mokymų. Tai va, gali būti skiriama 720 pompytė paprasta, o jutikliai kito gamintojo. Dabar, jeigu kalbam apie pompą 740 ir 780, jos abi yra įtrauktos į kategoriją matuojančių pompų, kitaip tariant, pompos su jutikliais. Ir nors funkcijos jų labai skiriasi, bet aš jums labai daug apie 780 automatą papasakojau, realiai tai turėtų būti kaip ir kita kategorija iš tikrųjų, ar ne? Trečia. Bet kadangi tokios kategorijos dar nėra sukurta, nėra paruošta, tai mes ją įtraukėme į tą antrą kategoriją pompų su jutikliais ir kriterijai taikomi vienodi abiem pompom. Tai yra vaikučiam iki 5 metų, kurie nesugeba atpažinti, nesugeba pranešti apie hipoglikemijos simptomus. Kitaip tariant, iki 5 metų galima visiems vaikučiam iš karto ir skirti matuojančią pompytę. Dabar visiems kitiem tai turi atitikti kriterijus, kad pagrindinis tai yra turbūt, kad visų matavimų hipoglikemijos turi sudaryti 10% ir daugiau visų matavimų. Kitaip tariant, kas patiria dažnas hipoglikemijas arba jos yra sunkios formos, tai yra sąmonės sutrikimas, traukuliai, taip pat nesugeba atpažinti, taip pat gali būti skiriama ši pompa, pompos matuojančios su jutikliais, taip pat nėščiosiom nėštumo laikotarpiu, taip pat dar yra toks punktas, kad sergantiesiems pacientams įtraukus juos į laukiančiųjų kasos salelių transplantacijos sąrašą. Yra toksai punktas taip pat. Va, dabar jau kokią pompą, tai vėlgi arba pacientas pageidauja, arba gydytojas rekomenduoja. Tai va, kaip ir minėjau, kalbant apie vaikus, tai jau čia grinai gydytojai parenka kurią, ar 740, ar 780, jeigu skiria matuojančią pompą. O kalbant apie suaugusius, tai dabar kaip ir automatiškai renkasi tą automatinę pompą iš tikrųjų. Kadangi kriterijai tie patys, kaip aš sakiau, konsiliumas skiriamas, parašomas matuojančiai pompai, tai tada renkasi, kas geriausia yra, tai logiška yra. Va, tai kriterijai kaip matuojančiai pompai iš tikrųjų, tiek tai pagal tą antrą kategoriją. O kokios pagalbos vartotojas gali sulaukti iš jūsų, iš atstovų, jeigu kas nors atsitiktų pompai, iškiltų kažkokie nesklandumai? Tai pagalba be abejo, pagalba visokeriopą. Pirmiausia, tai prašome, jeigu kažkas atsitinka, žinoma, skambinti, mus informuoti. Telefonai darbo metu, tai yra mūsų visų vadybininkių ir ofiso telefonas, yra mūsų puslapio kontaktuose, yra visų nurodyti ir mano telefonas yra, tai monameda.lt kontaktai. Dabar, jeigu ne darbo metu, kažkas tai įvyko ar jūs pasimetėte, yra informacijos numeris, kuriuo galite skambinti nedarbo valandomis ir savaitgaliais. Tiesiog šis telefonas darbuotojai šiuo numeriu keičiasi ir jis toksai budintis yra iš tikrųjų, nes mes žinome, kad gali įvykti įvairių reikalų ir tas pats gedimas pompos gali ir vakare, ir savaitgalį įvykti. Tai dėl to turime tą informacijos numerį, kuriuo labai prašome ir informuoti mus apie įvykusį gedimą. Ir tuomet pirmiausia, tai ką mes sužinome, kas atsitiko ir instruktuojame, ką reikėtų daryti. Be abejo, primename apie tą planą B, apie kurį mes visada mokymų pradžioje visada užsimename, visada turėkite planą B. Va, tai mes jį visada ir primename tuo skambučio metu, kaip reiktų elgtis, jeigu pompa sugedo, kad su švirkštuku reikia insuliną dasileisti, ar ne, vis tiek savo cukrų reikia kontroliuoti, tai numeris 1. Ir tuomet sutarėme dėl kito prietaiso pristatymo.
kada jau tai įvyks, jo. Tiesiog Ar yra siunčiu. tikimybė, pavyzdžiui, savaitgalį gauti kitą pompą, jeigu, tarkim, penktadienio vakarą, kaip taisyklė, penktadienio vakaras kas nors nutinka? Taip, Sudeda pompą stengiamės, penktadienio tai va, vakarą. kaip ir minėjau, kiekvienu dabar taip vat pažadėti, kad tikrai jūs paskambinsite ir tikrai vat jums pristatyti, tikrai negaliu taip va drąsiai jums pasakyti, bet tikrai ne vieną kartą buvo, kad ir savaitgalį, ir aš pati esu važiavusi. Kitaip tariant, tariamės su pacientu ir jeigu yra galimybė, na, pavyzdžiui, arba pacientas iš kito miesto yra. Ir jeigu jis pasako, kad aš atvažiuosiu pas jūs, ar jūs man iki ofiso atvažiuoti, ar jūs man duosit kitą. Taip mes tada tarpusavėje susirašom, kuri galėtų į ofisą tuomet atvykti ir klientui tą pompytę pakaitinę išduoti. Tiesiog. Aptarnavimas visą parą yra ir gali klientas tikėtis visapusiškos pagalbos. Taip, visapusiškos, taip. Aišku, vėlgi, jeigu, tarkim, tai įvyko naktį, tai kaip ir minėjau, tada instruktuojame, kad susileiskite su švirkštuku, kad jau čia taip naktį nelėksim iš karto, bet tiesiog paprašom, tarkim, ar jūs galite iki ten kitos dienos ryto su švirkštuku matuotis gliukozę, dasileisti insulino su švirkštu, o ryte mes jau, ar tai vat jūs į ofisą atvažiuosite, mes jums išduosime naują pompytę. Ar būna, kad klientas pasako, man viskas tvarkoj, aš su švirkštu susileisiu ir jis sutinka, kad mes jam su kurjeriu išsiųstumėme, nes kurjeris, kaip žinia, tik tai kitą darbo dieną pristato. Tai, kaip ir minėjau, individualiai tikrai sutarėme pagal situaciją, bet taip savaitgalį tikrai, jeigu ir pacientas pageidauja, mes tada prie ofiso susitinkame ofise ir pakeičiame. O kokie yra jūsų klientų esamų buvusių atsiliepimai apie jūsų pompas? Apie mūsų pompas. Apie dabartinę tikrai sulaukėme labai daug gerų atsiliepimų. Aišku, tiek ir patys tokie oficialūs bendri atsiliepimai, tyrimai, kurie yra paskelbti viešai, ta prasme to pačio Kerelinko platformos, kur yra kaupiami pacientų gliukozės duomenys, buvo apibendrinti ir paskelbti. Tai tikrai tie duomenys įrodo, kad klientai pasiekė tų gerų rezultatų. Ir tas tyrimas buvo atliktas 23 metais, apibendrintas, mūsų Lietuva taip pat jau pateko į jį, buvo 156 pacientų apibendrinti duomenys ir kas pradžiugino, kad taip pat mūsų rezultatas neišsiskiria iš kitų Europos šalių. Kitaip tariant, taip pat pasiekė tą tikslą ribose labai panašiai mes, tarp kitko, su kaimyninė Lenkija, yra aišku gal kai kuriuose šalyse geresni rezultatai, bet mes neišsiskyrėm kažkuo tai. Tai čia apie tuos bendrus rezultatus, kalbant tuos terapijos tikslus pasiektus. Na, bet ir jeigu tiesiogiai kalbantis su savo pacientais, tai tikrai ne iš vieno ir mamos pasidžiaugia, kad valdymas diabeto tapo lengvesnis, ta prasme, kad tapo lengviau tvarkytis su vaiko cukrais. Iš suaugusių girdim, kad dabar turiu tokius rezultatus, kurių niekada neturėjau, kad mano glikuotas, kokio aš niekada neturėjau ir jisai be hipoglikė. Tikrai tokių labai labai džiugina, kai išgirsti, o iš gydytojų tai tokių irgi ypatingai jos pasidžiaugia dėl paauglių. Tikrai buvo tokių atvejų, kaip sako, Dieve, niekad nebuvo dar tokių cukrų. Žinom, paaugliai yra pati ta tokia sunkiausia. Sako, ir kaip stebuklas, tai tokie, iš gydytojų, kai kurie tokie pastebėjimai irgi labai labai džiugina. Tai tikrai nemažai tų gerų atsiliepimų tikrai gauname ir džiaugiamės iš tikrųjų. O kiek laiko galioja nuomos sutartis, tos konsiliumas vadinamas, ir ką daryti, kai jisai baigėsi? Taip. Tai dabar jau kaip tik šiais metais jau ir buvo tas pirmas ratas 5 metų, kaip žinia, 2018 metų pabaigoje buvo pradėtos, per vidurį jau buvo pradėtos kompensuoti pompos, bet jau metų gale ir matuojančios pompos. Tai šiais metais tikrai daugam reikėjo, daugam tos sutartis pasibaigė. Tai tiesiog pacientai turi kreiptis vėl pas savo endokrinologą 3 lygio ir gauti naują konsiliumą terapijos pratęsimui.
Kitaip tariant, vėl reikalingas konsiliumas, jisai šiek tiek, jeigu terapijos pratęsimo, jis šiek tiek kitoks yra, aš dabar jau gal į tuos niuansus tikrai nesileisiu, bet jeigu nuolat lankosi pas endokrinologą, tai tikrai tas konsiliumas be vargo yra pratęsiama terapija, dar 5 metam vėlgi, ir su mumis yra sudaroma nauja sutartis ir jeigu jis nešiojo seną prietaisą vartotojas, kitaip tariant, ir tam prietaisui suėjo 5 metai, tai yra ir naujas prietaisas išduodamas, nauja sutartis, naujas prietaisas 5 metam. Na, o jeigu taip nutiktų, kad, žmogus apsigalvoja, tiesiog kelis mėnesius panešiojo pompą, nusprendė, kad pompa ne jam, ar konkrečiai šita pompa ne jam, arba, tarkim, iš 740 G nori pakeisti 780 G. Tai yra kažkokios netesybos ir kokios yra sąlygos, keičiant savo nuomonę, kaip sakant. Taip, supratau. Taip, šiuo atveju vartotoją labai gina įstatymas. Iš tikrųjų, visi vartotojai sutartį turi teisę nutraukti, pranešę prieš 10 dienų, ar ne, praneša, kad, kaip jūs ir minėjote, Asta, tai ar man tai netiko kažkas, ar aš vis tik tai persigalvojau, aš noriu kitos firmos, kito gamintojo pompą. Taip, mes jokių netesybų netaikome, mes priimame tą informaciją, paprašome mums prietaisą ir išduotą įrangą grąžinti ir kai visiškai pilnai atsiskaitome, kaip sakoma, apžiūrime prietaisą, viskas yra grąžinama, tuomet sutartį galime nutraukti ir informuoti ligonių kasą. Bet yra vienas bet, turiu paminėti, kad jeigu yra išduotos priemonės, to susinaudojančios, tai vadinu kateteriai, rezervuarai ir gliukozės sensoriai. Kaip žinia, kitaip neišeina, kaip tik tai jų išduoti į priekį, ar ne? Nes vartotojas visada turi tą atsargą turėti. Tai jeigu jis turi tą atsargą, jis turi arba jas susinaudoti, arba, kitaip tariant, mes jų atgal nepriimame. Tų vienkartinių medicinos priemonių nepriimame, nes ir negalime priimti, nes tai yra vėlgi medicinos prekės ir mes jų negalėsime išduoti kitam klientui. Tai jis turi arba jas susinaudoti ir palaukti pabaigos, iki kurio termino buvo jam išduotos prekės, arba jeigu jam yra skubu, pavyzdžiui, jisai sutarė su kita įmonė, kad jis jau nori jau sutartą uždėti tą kitą pompą, tai yra galimybė pompą grąžinti mūsų tą įrangą, o susimokėti už tiesiog tas dalis išduotas, tada jau pagal kainoraštį jau, tiesiog už jas susimokėti, kitaip tariant. Kaip ir nusipirkti tas adatėlės. Ir tada mes galime kada reikia paleisti, nutraukti, taip, ligonių kasoje reikia mums tiesiog uždėti jo tą varnelę, kad mes sutartį nutraukiam. Tai tiesiog šitoje vietoje, o šiaip kitokių kažkokių netesybų nėra. O jeigu nori, tarkim, 2 metus 740 G panešė, pavyzdžiui, vaikas mažiukas buvo tiesiog negalėjo jam 780, suėtent tie 7 metukai vaikai, ir viskas, nori 780 G, pompa yra, šiek tiek dėvėta 2 metai, ar ne? Taip. Tai dabar žiūrėkite, jeigu iš 740 į 780, tai tas perėjimas tikrai yra palankus. Tikrai mes jau ne vienam klientui pakeitėme, taip pat ir gydytojų prašymų, vėlgi suėjus tiem, be jokio mokesčio iš tikrųjų, tiesiog pakeitėme. Susigrąžinome 740 pompytę ir uždėjome 780. Tiesiog su ta mintimi, kad 740 pompa yra geras prietaisas ir dažnai būna, kad, pavyzdžiui, diagnozuojama mažas vaikutis, greitai, reikia čia ir dabar važiuoti, uždėti jam pompą, matuojančią. Tai kaip ir minėjau, tai pirmas tas toksai uždėjimas būna dažnu atveju 740. Tai mes ją panaudojom sėkmingai. tą pompytę, būtent tokiem reikalam. Dėl to ir netaikome jokio mokesčio, tiesiog pakeičiam į 780, jeigu yra toksai poreikis ir gydytojai rekomendavo, kad tą reikia padaryti.
Jeigu vartotojas dar yra tokių vartotojų šiek tiek, nors jau, kaip pasakyti, jau jų mažėja, kurie turi dar senesnės pompos, tai yra 640. Vat jau šitoje vietoje truputėlį yra komplikuočiau, nes taip paprastai mes susigrąžinti nenorime tos 640 pompos, nes mes jos jau nebegalėsime niekam pasiūlyti, uždėti. Jeigu 740 mes galim panaudoti, tai 640 negalime, bet jeigu vartotojas labai nori, sako, aš turiu 640, bet pas mane dabar 3 metai, kaip aš ją naudoju ir aš labai noriu 780 ir mes labai suprantam tą norą, tai mes tuomet tokį sprendimą turime, tokį, kaip pasakyti, ką mes galim pasiūlyti savo klientui, tai tą pompytę 640 išsipirkti savo lėšomis pagal nusidėvėjimą jos. Kitaip tariant, nusipirkti už tą likutinę vertę, kiek ji dar nenusidėvėjo. Tai nėra iš tikrųjų dabar jau nėra didelės sumos. Ir toksai, kaip pasakyti, tarpusavio sutarimu. Klientas ją išsiperka už tą likutinę vertę, jis turi ją kaip atsarginę pompą, pavyzdžiui, atostogom vyksta, ar ne? Kaip ir kalbėjom, jeigu kažkas tai, ar ne, aš Turkijoje sėdžiu ir paukštėme man ir sugedo. Bet aš turiu atsarginę pompytę, gal ne automatą, bet aš vis tiek galiu tęsti insulino pompos terapiją. Tai turi atsarginę ir tokiu atveju mes išduodame tada 780, bet sutartis neprasitęsia. Pavyzdžiui, buvo likę 2 metai iki sutarties pabaigos, tai ir lieka tie 2 metai. Tai žodžiu, tai, kad išduodamas naujas prietaisas, to keitimo metu sutartis neprasitęsia. Kitaip tariant, praėjus tam artėjant pabaigai, vėl reikia susitvarkyti naują konsiliumą ir pratęsti tą kompensaciją. Tai čia taip apie keitimą, apie prietaiso keitimą. O 640G pompa jau yra nebegaminama, nebeteikiama Lietuvoje? Tik garantiniam aptarnavimui. Taip, jau ji kaip naujam, jau dabar tos linijos yra gaminama 7 kartos pompos, kaip ir minėjau, bet dar tas vadinamas pereinamasis laikotarpis, taip kaip buvo su paradigmom, jeigu dar kažkas atsimena, ar ne? Mano pirmoji gyvenime pompa buvo paradigma. Taip. Tai paradigma buvo tokios tikrai irgi smagios, labai pompytės. Tai irgi buvo pereinamasis laikotarpis, kai naujų, jau, kaip pasakyti, pardavimui su nauja garantija jų nebuvo, bet iki pat pabaigos, nes Medtroniko visos pompos turi 4 metų garantiją, yra garantinis aptarnavimas. Tai kol nepasibaigė tas garantinis, tai, aišku, jis sakau, kaip ir minėjau, dabar jau eina po truputį į pabaigą, jau jų vis mažėja, tai jų gamins tik tai tiek, kiek reikia garantiniam aptarnavimui. Nes dar patikslinsiu, garantinis aptarnavimas Medtroniko, tai yra, jeigu pompa sugenda, ji nėra kažkaip remontuojama ar taisoma. Ji yra keičiama į tokio pačio modelio pompą. Tiesiog. Ir negali būti, tarkim, už priemoką, kažkokia kitokia, ne. Jeigu 640 sugedo, Medtronikas atsiūs naują 640. O kiek laiko užtrunka tas atsiuntimas, pakeitimas? Gali iki mėnesio užtrukti. Tai dėl to dabar susidūrėm, tarkim, 780 buvo, keli gedimai kažkurie, tai, tarkim, sugedo tą pompą, tai tuo metu išduodam pakaitinę, ką mes turime, tarkim, tai gali būti ir 640, ir 740, ir skubiai registruojam Medtronikų ir laukiam, kol atsiūs. Tai būna ir greitai, ir per savaitę, per 2 savaitės, bet šiek tiek, kaip pasakyti, jau yra. Taip, tai reikia tiesiog luktelėti ir tada ateina ta nauja pompytė ir tada vėl pakeičiam vartotojui į tą naują pompą. Tai taip atrodo. Dažniausias klausimas yra, ką daryti sugedus arba sudužus pompai? Dėl vartotojo kalties, tarkim. Taip, dėl vartotojo. Sutartyje mes visada įrašome tokį punktą, kad jeigu dėl gamintojo kalties, tai tikrai, kaip ir minėjau, jau ir kalbėjau, yra telefonas ir būtinai skambinkit, bet kokiu atveju iš tikrųjų skambinkit ir informuokit, kas be atsitiko pompai.
Tik tai, kaip minėjau, dėl gamintojo, tai aišku, iš karto automatiškai įsijungia garantinis aptarnavimas ir pakeitimas ir mes iš karto pakeičiame ir čia negali būti jokių kalbų. Dėl vartotojo kaltės, na, kas gali būti dėl vartotojo? Nu, visą laiką arba sudužimas, arba vagystė, arba pametimas, ar ne? Na, tai tokiu atveju tai jau būtų kaip ir kliento kaltė ir jis turėtų padengti tas išlaidas. Dėl to mes rekomenduojame apsidrausti kartu su savo namų turtu. Tiesiog pirkti namų turto draudimą ir į jį įtraukti taip pat ir insulino pompą su savo visais priedais. Nes mes patys kaip pardavėjas, kaip nuomotojas negalim, mes domėjomės tokia galimybė, bet negalim, kadangi draudimas rišamas prie kiekvieno paciento ir nėra schemos tokios, kad mes galėtumėm apdrausti. Tiesa, kuo aš galiu pasidžiaugti, kad dėl sudužimo kažkokio, dėl vartotojo kalties, kad mums dar neteko tokio atvejo tvarkyti, tai arba mūsų klientai tokie tvarkingi, arba mūsų pompos atsparios, iš tikrųjų nežinau. Va, noriu šitoj vietoj irgi pasakyti, būna korpuse įtrūkimai, būna taip, kad įtrūksta. Tikrai nebijokit, drąsiai mus informuokite. Tikrai Medtronikas tai traktuoja kaip garantinį įvykį. Nes Medtronic pompos jos turi tą XP8 atsparumą vandeniui, kitaip tariant, ir tas įtrūkimas, jeigu atsiranda korpuse, jau yra, na kaip pasakyti, nesaugu, jeigu pateks drėgmės, kad gali pompai kažkoks gedimas jau rimtesnis įvykti. Dėl to, jeigu ir toks dažnai pasitaiko, korpusas ima ir toks trūkis atsiranda. Tai taip pat nelaukti mus informuoti, kad tiesiog mes pakeisime tada tą pompą. Kad jums būtų saugiau, jeigu tos drėgmės kažkur bus, ar į lietų pateksite, ar netyčia baidaryje apsiversite, tai kad kažkokių nemalonumų nebūtų. Na, tiesa, daugiau pasitaikė tokių atvejų, kai mūsų klientai pametė siųstuvėlius. Siųstuvėlius, tai turiu omeny, va štai šitą baltą daikčiuką, dabar jis ant pakrovėjo stovi. Siųstuvas, kuris jungiasi prie gliukozės sensoriaus. Jis yra daugkartinis, jis yra kraunamas, jungiasi prie gliukozės sensoriaus ir jis siunčia gliukozės duomenys į pompą. Tai va šio daikčiuko tikrai ne vienas yra pametęs vasaros metu, ar tai ežere nuplaukė, ar tai jūroje nuskendo, žodžiu, tai tokių pametimų buvo, tai na ką, teko apmokestinti iš tikrųjų, taip, teko išduoti naują siųstuvėlį ir už pinigėlius. Va, tai aš dabar galvoju, gal jeigu kas turi tą namų turto draudimą, tai ko gero į tą draudimą įeina ir ši dalis, nes čia kaip ir sistemos yra dalis šis siųstuvas, va, bet negaliu pakomentuoti šitoj vietoj. Bet taip, jeigu jį pametate, tada jau tenka susimokėti. O pompų skenduolių nesaturėjo, kur tualete nuskendo, liko Parkinsoliko ar dar kokių nors tokių variantų? Tokių variantų, ne, Parkinsoliko neliko, vieną įvykį tai tikrai turėjo vaikiną apiplėšę, bet dabar jau nebeatsimenu, ar pas jį kupriniai buvo pompa, ar jam nuo kūno, bet žodžiu, kad tos pompos jis neteko, bet čia buvo jo nuosava pompa dar tais laikais. Tai va, pasirodo, gali tai būti. Žmogus neteko, o kita tokia gal su laiminga pabaiga situacija, kai mūsų klientai ilsėjosi šiltuose kraštuose ir kad insulinas neperkaistų, įdėjo į maišelį tokį, kaip pasakyti, suvyniojo gražiai ir užkasė į smėlį, kad šaltai būtų, ir išėjo ir pamiršo ten tą pompą tame smėlį. Va. Ir kai jau atėjo laikas leistis insuliną, susivokė, kad ta pompa, kur ta pompa, o ta pompa plėžė smėlyje užkasta. Tai va, tai visa laimė, kad atrado ir tą vietą, ir atkasė, ir viskas buvo tvarkoje. Na, bet, o jeigu nebūtų radę smėlyje, tai būtų ir prapuolusi. Ir nuostolis tada. Ir tada būtų taip, tada tuo atveju iš mūsų būtų, taip, sąskaitėlė jau.
Aišku, likutinė vertė pompos, bet jau sistemos tikrai yra labai brangios, ypatingai 780 sistema yra tikrai labai brangi ir labai įspėjam, visada pabrėžiam savo vartotojam, kad tikrai ir suprastų tai, kad tai yra brangus prietaisas ir saugotų, ir tas draudimas tam, nes nesinori, tikrai nesinori, kad tie nuostoliai būtų žmogui. Iš tikrųjų. Be abejo, ir pats siųstuvėlis turbūt nėra labai pigus, o ką jau apie pompos kainą, net ir likutinę vertę. Tai taip, net ir likutinė vertė, vis tiek jinai yra didelė, tai jeigu siųstuvėlis ir tai sumą įvardinsiu, tai paskaičiuojam 400 eurų. Čia jau mes irgi už tą, kaip sakoma, jau savikainą su mokesčiais, tai vis tiek nemaža suma ir tie 400 eurų, apie pompą aš jau nekalbu, ar ne, ten jau gerokai didesnės sumos jau. Na, tai tuomet, kadangi jau prakalbam apie tas kainas, tai apie nuomą, kai žmogus iš savo kišenės nori nuomotis, tai kokios yra tos sąlygos ir kokios yra kainos? Na, iš tikrųjų, taip, jeigu kalbant atvirai, paskutiniu metu nelabai praktikuojam tokios nuomos, vadinama, iš savo kišenės, nebent jeigu laikinai reikia, tarkim, paprastą pompytę, kokią panuomoti kažkokiam tai laikui, keliem mėnesiam, iš to mūsų, kaip pasakyti, dėžutės, ką mes tuo metu turime, ar tai 640, tai pačią pompytę 50 eurų mėnesiui mes išnuomojame. Bet jeigu kalbant apie 780 pompą, tai tokios praktikos netaikome, kad nuomoti savo lėšomis, nes turime šių pompų trūkumą iš tikrųjų, negauname jų pakankamai vis dar, nors labai padidinom skaičių, vis tiek negauname tiek, kiek reikia. Tai mes geriau vėlgi kaip rekomenduojame, kad jeigu norite pasibandyti ir esate nusprendę tikrai, kad jums reikia pompos, tai su tuo konsiliumu iš karto ir užsidėkite tą pompą. Jeigu nepatiks, nutrauksite sutartį. Na, bet ne visiems juk duoda taip lengvai konsiliumą. Ne visiems taip duoda. Na, tai tada tokiu atveju iš tikrųjų mes skaičiuojame pagal ligonių kasų įkainius. Tai ligonių kasų įkainis mėnesiui, čia aš jau kalbu su susinaudojančiom dalim, kartu su sensoriais, su adatėlėm, tai yra 400, kiek čia dabar bijau, 467 eurai mėnesiui berods, taip jau čia su mokesčiais visai sistema ir visi priedai. Na, ne taip ir mažai, ar ne? Ne taip ir mažai iš tikrųjų, taip. Na, o jeigu žmogus sugalvotų pirkti, kiek kainuotų pati pompa ir kiek kainuotų keičiamas dalis mėnesiui? Jeigu sugalvotų pirkti, tai pompa Minimet 780, visa sistema kainuoja 6000 eurų. 740 pompos sistema 4400 eurų. Ne, šiek tiek mažiau, bet vis tiek suma labai didelė. Ir paprastoji 720 pompa, jos kaina yra 2800 eurų. Tai va, toks diapazonas yra. Bet vėlgi, išlaikymas, jeigu pompytė buvo tokių klausimų, ar ne, tai aš pompą nusipirksiu kažkaip tai, bet dalis vis tiek sensoriai plus kateteriai, vis tiek ne toks ir pigus išlaikymas gaunasi vis tiek. Tai vat irgi tada jau įspėjam, kad gerai galite žinomą sistemą įsigyti, nusipirkti, bet nepamirškit mėnesio tas kuras kainuos kiekvieną mėnesį. Lietuvoje yra įstatymas, kad jeigu turi savo nuosavą insulino pompą, tai konsiliumas paskiria tas keičiamas dalis praktiškai be jokių kriterijų. Be kriterijų, taip. Tai čia mes kalbam apie kateterius, mes taip pat juos vis dar tiekiam, tikrai pasirodo ne taip mažai dar yra su savo pompytėmis klientų, taip, į vaistinės yra rinkiniai tiekiami, bet yra vienas bet gliukozės sensoriai. Metronikos sensorių nėra atskirai vaistinėse su receptu. Mes neteikėme tiesiog kompensacijai tos, CGM sistemos, taip vadinkim. Kaip yra, tarkim, Dexcom ar kito gamintojo, kur yra tik tai matavimo sistema su sensoriais, be pompos. Mes tokios neteikėme, dėl to mūsų sensorių su receptu nėra galimybės išsirašyti ir tada juos tektų, sensorius tuomet tektų pirkti. O sensorių kainą galiu pasakyti, Guardian 4, 7 parų jutiklio kaina yra 54,60. Tai va, tai jų į mėnesį 4 reikėtų bent jau. Ir dar siųstuvėlio. Ir siųstuvėlio, taip.
Ir dar siuktuvėlis. Na, tai siuktuvėlis jau įeina į sistemos kainą, į tuos 6,000. Eina. Tai nėra taip pigu iš tikrųjų, bet, kam leidžia galimybės, ko gero tikrai verta. Jeigu neateina tų konsiliumų ir kišenė išneša, kaip sakoma, tikrai verta. Taip. Jeigu tokiu atveju, taip, iš tikrųjų, yra tikrai pora klientų yra nusipirkę. Na ir turbūt svarbiausias šito susitikimo momentas tai yra kontaktai tiem, kas susidomėjo, kam pasirodė įdomi ir gera jūsų pompa, kas norėtų išbandyti, arba tie, kas jau turi, ir jeigu iškyla kažkokių tai klausimų ir norėtų kažko tai paklausti dėl naudojimo, galbūt ne iki galo išnaudoja pompos galimybės, paklausę, suprato tokį dalyką, kur kreiptis, kokiu telefonu ir kokiu adresu galima jūs rasti. Taip. Tai mūsų ofisas randasi Vilniuje, esame tik Vilniuje, randamės Ukmergės gatvė 369A, tai yra verslo centras Kamanė, 8 aukštas, dirbame nuo 9 iki 16 valandos. Kontaktus mūsų taip pat galite tiek adresą, tiek telefoną visų vadybininkių ir mano rasti mūsų puslapyje monameda.lt, yra kontaktai nurodyti, bet bendras tas informacijos numeris, kurį aš dabar garsiai pasakysiu, tai jis tinka visais atvejais, kaip sakiau, skambinti. Tai būtų numeris 0620 44 443. Tikiuosi visi užsirašė, jeigu kokių nors klausimų turėtų, kad galėtų paklausti. Taip, tai gali skambinti. Taip pat mūsų puslapyje monameda.lt prie kontaktų yra forma, kurią gali užpildyti įvairiais klausimais iš tikrųjų. Gali kreiptis, jeigu tai yra neskubu. Taip pat ir dėl pagalbos iš tiesų. Ten yra atskiros skiltis, kurias pasirinkti, ar tai jutiklio atstatymas, ar tai pompos gedimas, ar tai bendri klausimai, ar tai programėlių neveikimas. Tiesiog taip pat galima tas formas užpildyti ir mes tuomet gauname laiškus ir taip pat į juos atsakome. Tuo metu naudoja 720 pompytę, paprasto. Taip. Kol kas naudoja tik tai kol kas metus. Pasibaigusi 5 metų nuomos laikotarpiui, ar jisai turėtų galimybę pasikeisti į geresnę pompą? Ar tai būtų kažkas tai tokio, kaip pasakyti, trukdžiai kažkokie tai? Ne, tikrai trukdžių, žinokite, iš mūsų pusės tikrai trukdžių jokių nėra. Jūs netgi ir nebūtina tų 5 metų laukti, jeigu gydytojai nuspręstų, kad jūsų sūnui, pavyzdžiui, būtų tinkamas kitas modelis pompos, šiuo atveju, tarkim, matuojanti pompa. Tai būtų sprendžiama kitas konsiliumas ir išduodama kita pompa. Bet po 5 metų, kai pasibaigs jūsų pirminė sutartis ir jūs norėsite toliau tęsti pompos terapiją, vėlgi bus gydytojų sprendimu konsiliumas ir sprendžiama, kokią pompytę jam tuo metu geriausia. Trukdžių jokių tikrai, jeigu iš mūsų pusės, tai ne. Visą laiką yra bendradarbiavimas su gydytojais. Kas geriausia jūsų vaikučių iš tikrųjų yra, kad pasiekti tikslus. Ir norėčiau, nes tikslų su paprasta pompytė kol kas per metus, niekaip nepavyksta. Reikia tartis su gydytoja, iš tikrųjų tartis ir ieškoti to sprendimo. Jeigu gydytoja nuspręs, kad reikia matuojančios pompos su sensoriais, tai bus gydytojo sprendimas iš tikrųjų. Bus gydytojo sprendimas, tada bus šita kompensacija bus nutraukta ir patvirtinta kita ir kita pompa išduota. Gerai, ačiū labai už atsakymą. Prašom. Ačiū, Daiva. Matau, Lina dar kelia ranką. Taip, Lina, sakykite. Labas vakaras, norėjau paklausti, per kokią programėlę gali stebėti cukrų, pavyzdžiui, vaiko. Nes dabar mes žiūrim per tą Night Scout, o kaip per šitą, su šito kaip bus. Aha, tai programėlės yra 2. Iš tikrųjų, pirmoji programėlė, kuri vadinasi Minimed Mobile,
ji skirta pačiam vartotojui. Tai yra pompa siunčia į telefono programėlę Minimed Mobile ir vartotojas stebi programėlėje informaciją. Dabar stebėtojams arba artimiesiems yra kita programėlė, kuri vadinasi Keralink Connect. Tada turi būti pas pirminį vartotoją įjungtas internetas, kad sinchronizuoti duomenis. Ir tada jau stebėtojai gali naudotis Keralink Connect programėlę ir stebėti jau per nuotolį. Tarp 70, 20, 40 ir 80 tokios kaip išvaizdos skirtumas pagrinde buvo tik taip pats monitoriuko tas dydis. Iš tikrųjų, dizainas jų yra praktiškai vienodas. Šiek tiek 7-80 meniu skiriasi, jau kitoks simbolių principas. Va. O išvaizda dizainas yra praktiškai identiškas. Meniu skiriasi šiek tiek. O ekrano dydis taip pat tas pats, toks pat spalvotas ekranas vienodo dydžio. Labas vakaras. Labas vakaras. Noriu paklausti, dabar tais planuoju turbūt įsigyti šitą 780 modelį pompytės Minimedo. Ir dabar tais jūs nepaminėjote tais dėl šitų įsirašymo, tarkim, pompos dalys, sensorius ilgiausiai, kuriam laiku galima išrašyti mėnesiam ar 3 mėnesiam ilgiausiai. Dabar tokia tvarka. Kai jau turime sutartį su savo klientu, tai priemonių į priekį išduodame 3 mėnesiam. Daugiausiai. Daugiausiai, 3 mėnesiam. Labai išskirtinais atvejais yra, kaip žinia, pavyzdžiui, studentai, kurie užsienyje, bet čia tokiais jau visiškai individualiais atvejais susitarėm, ar ten atostogų grįžo vaikas, kaip sakau, iš kažkur labai toli, galim susitarėm ir šiek tiek ilgesniam laikui išduodam, bet čia tokie vienetiniai atvejai. Standartas yra 3 mėnesiai. Tai gerai, tai šitas dalykas labai gerai, kad galima 3 mėnesiai, o ne tik tai, kad kas mėnesį, nes kas mėnesį tai vėlgi... Ne, tikrai trukdosi, kaip pasakyti, ir mums paprasčiau yra, bet ir vartotojams, taip pat suprantam, visi dirbantis yra ir jau čia ir kas 3 mėnesius, ir tai jau yra, kaip sakau, vis tiek reikalų. Jo, taip, kas be ko reikalų yra. Tikrai tokį priėmėm sprendimą, anksčiau buvo 2 mėnesiai, priėmėm nuo praeitų metų sprendimą, kad 3 mėnesiai vis tik tai ir mūsų patogumui, ir kliento patogumui tiesiog. Taip, kas be ko. O dabar dar sakykit, dėl šitų dalių įsirašymo, kaip minėjau, kad vaistiniai jų neįsigysim su receptu, ne? Tai reikėtų, koks įsigijimas? Tai jeigu yra išduodama su gydytojo konsiliumu, yra kompensuojama nuoma pompos, visa sistema, tai ir dalis kartu. Tai jau per vaistinę nereikia, vaistinėje tik tai insulinas, tik tai su receptu insulinas. O pompa ir dalis tiekiamos yra iš Monamedos. Tai taip, bet kaip dabar minėjote, insulinas iš vaistinės, o pompos dalys, kas tuos 3 mėnesius, taip, bet irgi gal su kokiu gydytoju su receptu, kad pas jūs turbūt gal kreiptis, ne, kad dėl tos pompos dalių, ar tiesiog, nežinau, kad čia paklausti iš tikrųjų, bet... Matot, tada grįžkim į pradžią. Pompa arba su ligonių kasų nuoma yra, ar ne, kai yra įmonė nuomoja ir ligonių kasa dengia tą nuomą ir toks skirimas yra tik tai gydytojo skirimas, konsiliumas skiria tokį kompensacijos būdą. Bet gali būti dar kitas kompensacijos būdas, kai žmogus turi savo nuosavą pompą. Arba iš seniau, arba jis įsigijo tą pompą savo lėšomis. Ir jis turi savo nuosavą. Tai tuomet pompų dalis jisai gali rašytis receptą ir atsiimti vaistinėje. Bet tada reikia savo pompytę turėti, savo lėšomis įsigytą. Tai čia su savo lėšom, o jeigu per konsiliumą, nes aš konsiliumo išvadą jau turiu ir iš tikrųjų dabar tai man galvos skausmas, kokią pompą įsigyti iš tikrųjų, bet...
Tai jeigu konsiliumas ir pompa yra su konsiliumu, tai tada pompytė išduoda įmonė, ji yra įmonės nuosavybė, jūs ją kaip nuomojatės, už tą nuomą dengia ligonių kasos, tai ir priemonės taip pat išduodam viską. Vat, kaip minėjau, Monamedą tuomet ir pompa išduoda ir dalis su kurjeriu jums siunčia kas 3 mėnesius tiesiai ar į namus, ar į darbą, jau kur ten sutariam, kokiu adresu. Į vaistinę jums nereikia dalių. Gertrūda klausia, ar galima 780G pompą pabandyti, nes negali apsispręsti, kurią pompą naudoti. Tai vat, kaip ir minėjau, dėl to pabandymo, kad kaip ir šiuo metu nepraktikuojam, nes turime trūkumą šių pompyčių. Turime trūkumą, kad yra tikrai norinčių labai labai nemažai. Ir dabar jau vat, ir lapkritis, ir gruodis jau pilnai yra užrezervuotos pompytės. Tai kaip ir jeigu žmogus turi konsiliumą, tai mes siūlom visada tuomet su tuo konsiliumu užsidėti ir jeigu netiks, tiesiog nutraukti tada tą sutartėlę. Nes matot, tas pabandymas su 7-80 mėnesio neužteks, ar ne? Nu tikrai gal ir užteks to mėnesio, bet kad automatas įsivažiuotų, na vis tiek, kad pamatyti tuos pirmuosius rezultatus bent kelių savaičių reikia, bent 3, tas mėno kaip nieko. Na, turbūt reiktų galbūt irgi susiskambinti ir individualiai pasikalbėti, kodėl nori to bandymo, nes kaip ir minėjau, dabar stengiamės labai aprūpinti tos žmonės, kurie jau apsisprendė ir turi konsiliumus ir laukia tos pompytės. Simona klausia, kas kiek vakaro reikia keisti leidimo vietas? Leidimo vietas reikia keisti reguliariai kas kelis mėnesius iš tikrųjų. Kas kelis mėnesius. Iš tikrųjų tartis su diabetologu ir čia yra ta pati taisyklė vietų keitimo, kaip ir, gal aš neteisingai klausimą supratau. Net kateterius tai kas 3 paras tefloninius keisti reikia, taip, kas 3 paras. Ir pagal schemutę, vienas šalia kito. Žodžiu, turi būti per pleistriuką, per 2 pirštai nuo vieno dūrio vietos iki kitos dūrio vietos, tam, kad nepažeisti audinių ir kad jie tvarkingai gytų. Tai kaip pavyzdys, tarkim, jeigu pilve, tai galim arba ratuką piešti, arba gyvatėlę, ar ne, vienas kateteris prie kito. Na ir po kelių mėnesių keisti jau visiškai kardinaliai, tarkim, į sėdmenis. Tokiu būdu išlaikom ir tausojam savo audinius ir leidžiam, duodam jiem pakankamai laiko užgyti. Tai yra labai svarbu, kad ilgai į priekį galėtumėm tęsti terapiją. Na ir pabaigai turbūt pats saldžiausias komentaras šiandien. Tai Linas sako, naudoju 8 mėnesius 780G. Nuo 8,9 iki 6,2% pasikeitimas nukrito glikuotas hemoglobinas. Labai geras dalykas. Fantastika. Labai džiaugiamės. Žinokit, kai išgirstam iš tikrųjų klientus, kai su mumis pasidalina savo kažkokiais gerais pasiekimais, tai mums irgi labai, tokia labai gerų emocijų dozė. Tai tikrai ačiū labai.